Nu va, rytas, išvaram pažinti Fuerteventuros. Pirmin. Jo, pirmas reisas, pirma diena. Taip, pirmin. Bus visko. Atvarėm La Olivija miestelis, bažnytėlė jau. Miestelis mažas. Atvykom į Caleo de Fuerteventura. Jeigu čia video matos toli matosi krantas, tai tenai yra jau Lanzarote. Ten Lanzarote. Hello, baby. Einam prie kažkokio bokšto dabar. Pasižiūrėsim. Kas tenai? Kažkokia lentelė, paskaitysim, kad čia ką reiškia. Nu, čia žmonės kemperiais yra privažiavę. Paukštis, liekanos, skeletas. Labai baisu ten. Jo. Matau. Pliažas. Pliažas. Čia kažkoks skeletas, kažkada prieš milijonus metų skraidė tas skeletas. Čia neskraidė, čia kažkoksai banginio ar kieno čia. Važiavom į Coraleo. Sėdim, kavelės gal išgersim. Taip va čia atrodo viskas. Išvarėm truputėlį Coraleo pasivaikščioti krantinę. Kavinės. Einam pasivaikščioti. Jaunukas stovi, tai čia armas, tai o tas, kur didelis, tai jis kelia pagal mane Gran Canaria arba Tenerife, o tas mažesnis į Lanzarote.
Nu, einam Karolėjo gatve, pagrindinė Pėsčiųjų alėja. Žmonių daug, oras geras. Nu, Vėrinis. 30 rodė. Paplūdimys kaip Palangoj, smėlis baltas. Liuks. Kaip sakau, vau. Toks miestelis, tai čia nemažas. Kavinukės gražios, žmonės gražus, maistas skanus, viskas vau. Einam ieškoti, kur mašiną pasistatėm dabar. Bet šiaip taip, radom vietą tik tai Bet pasistatyti. nieks nekainavo, Nei jokių aparatų parkingų, bet su nėra. parkingais tai blogai. Sukam ratelius. Nu gerai, einam ieškoti mašinos. At the roundabout, take the second exit onto FV104. Mes arti jūros privažiuosim. Važiuojam link savo viešbučio iš Karelijo. Kopos, smėlis baltas, žmonių milijonas. Nėra net kur sustoti. Tiesiog vau. Vau! Vau, vau, kaip gražu. Vau. Sustosim. Čia buvo viena vieta. Čia pavyzdžiui. Čia nesustosim. Vežimas, įdomu vandenukas. Nu viskas. Jo. Kas čia per grožis? Starting route. In about 4 miles, at the roundabout, take the second exit. Nu va, diena antra. Bandysim važiuoti į kitą Fuerteventuros pusę, į pietinį kraštą. Kas ten bus, neaišku, bet manom, kad bus visai neblogai. Čia vau, vau. Vau, vau. Čia tikrai gražu. Ai, tai čia va tas pat. Mile, turn left. Čia rodo kelią gerą. Nu va, nutrauksim save, kaip atrodo. Apsirengiau juodai, kaip tikras pietietis.
karščių metu. Va. Ir keliam paltus. Va, tai kaip. Nu, trašu, bet važiuosim toliau žiūrėti. Sekantį, čia nežinau. Pliažas, Jėgalovas, kitam pliaže bandysim gal vandenį. Nu ką, važiuojam. Ką, važiavom, labas. Važiavom prie jūros, o vandenino, ne jūros. Taip aplinkui viskas atrodo. Iki pliažo dabar čia kažkoks neblogas pliažas, lyg tai bus. Einam. Nėra pačių mašinvikių, nes rodo kaip važiuoti pačiom dar. Kur nuvažiuosim, neaišku. Kažkur. Gal nenukrysim nuo kalno. Į vandenyną. Kažkas pravažiavo. Nu, tai mes bandysim važiuoti. Čia gal plapkės reikės persimokyti. Ei, be plaktų varysim. Tai pažiūrėkime, jeigu yra nogų, mes varysim tada kartą. Nu va, atvažiavom į Tendo, koks pliažas tuoj, va, paskaitysim, ką rašo ant lentutės. Mašina. Čia gyvena tikriausiai kažkas. Taip. Ten pliažiukas. Va, bendriau. Taip. Keliamės dar. Va. Vandenynas mūšia. Čia persirengėm. Važiavom normaliai persirengėm, dabar persirengėm mašinai, bet prie mašinų. Playa del Salmo. Va. Playa del Salmo. Nu tai čia laukiniai pliažai, pažiūrėk. Šitą tualeto nėra, gelbėtų nėra, jeigu Viens viens du. Kemperiams negalim, va, pažiūrėk, gyvena. Ir kertinė. Gyvena, chebra, gyvena. Gerai, einam. Nu va, varom pasižiūrėti į gražią vietą. Ta vieta, kiek skaičiau, yra pats gražiausias pliažas Portaventurai, kur deda į paveiksliukus, į dvirutės. Pažiūrėsim, nuveiksim, kas už mūsų va. Čia nagų žmonių kol kas ne. Jeigu kur dėdė pateks, tai gal nieko tokio. Matysim, mašiną gal rasim irgi. Pasiklysim. Nu, einam, pirmin. Einam pajeriu. Nu čia, karočią, kaip nukirti, čia pilna visi nuogi vaikšto. Ir vyrai, ir moteris, karočią, vaikai apsirengę, karočią, tėvai nuogi. Karočią, taip. Vėjas yra, vanduo tai šiltas. Vanduo tai tikrai šiltas.
Einam ten toliau pažiūrėti, ten labai kažkas gražaus. Varom per vandenyną. Salą negyvenamą. Ja, super. Žmonių, nesakyčiau, kad daug. Atrodo viskas. Tai va čia va norėjau parodyti ir vidurį. Va tai buvo lapas smėliukų. Tokia kaip mėrija. Nieko nebeliko. Žmonės buvo daiktis pasidėjo, papuola daiktus. Karočiui, dabar va bendram brendam. Daro šakės gera. Vanduo. Jėga. Ok. Kas toksai? Nu. Jo. Geras. Jachtas nereikia. Kojytėm plaukiam. Ir kaip vaizdelis, super. Raimondas Šliūrės. Nu, į pliažą tai pats tas minkštos kokios. Patogios, smėlis nesisėmė, storas padas, super. 4 svarai prie marketį kainuoja. Rekomenduojam. Nu va, diena 3, įsiruošiam vėl kažkur pavažiuoti. Ne kažkur, bet žinom, važiuosim į salos gilumą, į Betankūrę nacionalinį parką. Turėtų būti gražu. Jo, bus kalnų, tai pirmin. Stop sign, turn right onto Calle Real, then turn left onto Calle Hermanos de... Važiavom į Antigua miestelis, nedidelis, bet gana gražus, tvarkingas, ramus šeštadienio rytas.
žiūrėt, kaip atrodo. Tik aš dabar, vien tik pinkelė. Kalnas 8. Egzistuoja čia. Nu va, atvažiavom į Mura Velosa, Statulos yra čia kaip ir tokia Fuerteventuros būtų įžymybė. Atrodo šitą va taip va viskas. Iš tikrųjų serpantinais važiavom. Tai va. Kilometrą 80 kėlėme. Va, o čia. Alberto, ábreme la puerta. Desde allí. Dabar perėjom į kitą pusę kelio ir mūsų serpantinai bus eis žemyn va į šitą slėnį. Kažkas matosi, paskui vėl liktai kyla. Nu jo, čia bus kraštovaizdis ir labai įdomus labai. Nu ką, judėsim dabar link mašinos, važiuosim toliau. Žiūrėsim, kas dar įdomesnio ir gražesnio. Then take the first turn onto Calle San Diego de Alcalá. In 9.7 miles, bear left onto Calle Nuestra Señora de Regla. Oja nėra. Čia uždarė kelią mum ir nukreipė kažkokią žvyrkelį. Apie 3 kilometrus reikės tikriausiai važiuoti, kiek suprantam. Policija stovėjo, plyta buvo ir visiems rodė nusimesti. Nu, tai va, Kelias palaistytas, kad nedulkėtų, nu tai tikriausiai gal. nes tikrai nelijo. Nu va. Lepena miestelis. Kelias buvo uždarytas. Nukreipęs šunkelio. O čia pasirodo reikia turgelis kažkoks. Einam apžiūrėsim. Fainas miestelis. Bažnytėlė. Tikrai super kažkas tokio. Čia aš vadinu juos normaliais
Jo. Jo, žmonės stovi nacionaliniais kostiumais apsirengę. Yo a las 7 espero estar en mi casa ya. Jo, čia kažkas vyks, kažkoks renginys tikrai. Jo, televizija. Nu jo, kažkas tikrai bus. Nu va. Miesteliokas, Lepėna, kažkas čia vyks. Kažkas čia vyks. Mažas čia kaimas kažkoks, bet tvarkingas, gražus. Gerai. Oras geras. Super. Kokia žemė raudona. Čia tipo kaip lietus lyja, suprantu, nubėgti. Kokia raudonumo žemė. Kas čia gali augti, bet čia kaip ir dirbama kažkokia. Nesuprantu. Kažkas auga, reiškia. Nu va. Mašiną pasistatėm. Suradom, kur yra. Ai. O va čia kalnas atrodo kaip kopūsta jau. Bet iš tikrųjų tai kaktusai. Nu va, važiavom Mirador Les Penitas. Randasi 338 metrai virš jūros lygio ir matysis pati aukščiausia tame taške viršukalnė Pico della Muda, 526 metrai. Tuoj parodysiu. Nu, gražu, gražu, gražu. Pico della Muda, va čia. Važiuosim aukštyn va tuo keliu. Mašinytė 1.2 turbo, bet smagiai važiuoja, smagiai. Jo, čia, kaip sako, no comments. Linksmas keliukas, linksmas. Nu va, Mirador Risco de las Penas. Čia paukščiai kažkokie gyvena, skraido. Nu, ar kaip atrodo viskas. Čia pinigus įmest gal reikia. Ką, žinau, ką. Jo, jis nori ėsti, lesti. Vandenynas. Make a sharp right turn onto Calle Terrero. In about 7
Taip lipsim, o dabar tenai žiūrėsim į žvaigždės. Jeigu jų bus. Nu va, pradėsim lipti į šitą kalniuką. Nu, mes ne alpinistai. Tikiuosi, kojytės skaudės. Čia mes buvom, bridom per vandenyną, o dabar randamės labai aukštai, labai aukštai. Čia matosi Pensikula, Jandė, 57 km pakrantės su pliažais. Čia va, mergina ten toliau sėdė ir dėjuoja, matyt paslydo ir kažkas atsitiko. Va, čia eina medikai, jau su neštuvais atvažiavo, kažką jau ar neš, ar pirmą pagalbą suteiks. Atvažiavo greitoji, ten stovi. Nu, ne juokas šiandien, tie kalnai, būkite atsargus. Grąžinu mašinėlę. Dabar tepensiu iki viešbutuko. Ten ant kalniuko matos. Žingsniuojam. Ištisai čia vien tų bangalų kompleksai. Vien ištisai, aš nežinau kiek jų čia, bet vien. Nu, gal kažkur čia žmonės gyvena, bet bangalai ištisai. Žmonės pėdina prie jūros, prie vandenyno. Jūros kaip ir nėra čia. Vėl kitas kompleksas bangala. Va šitą mačiau tui buvo atvežęs. Į pliažą. Čia mūsų prasideda viešbutukas jau. Zona. Čia kiti vėl bangalai. Ištisai. Čia visas rajonas toks. Kaip mums vadinasi. O šitas vadinasi Castillo Beach Park Bungalows. Lėktuvai leidžiasi, uostas netoli, čia tipo parkingas. Šito parko bungalo.
Bet čia gatvės iš vienos ir iš kitos pusės pilna vietų pasistatyti, tai čia nebūtinas tas parkingas. Gerai, einam. Nu, gražu. Palmių alėja. Miestelis matosi apačioj. Labai gražiai čia. Žmonės dar iš pusryčių grįžta, kas eina pusryčiauti. Pusryčiai iki 10. Štai va. O čia prisistatė mašinų irgi nuomotos mašinos. Teko mūsų piniginė krenta nuo pilvo. Sukūdau tikriausiai. Nu, viskas įskaičiuota. O čia viešbutis. Tas va, valgykla, restoranas, kur einam valgyti. Nu, į vidų neįsiu dabar. Taip. O čia įėjimas prie baseino. Šiandien plovė, baseiną valė. Tai va. Ir žmonės, va ten mūsų kur geltonas ir morkalas. Ten mūsų vietas užsikalėm nuo pat ryto. Taip atrodo mūsų viduj bangalai. Baseinas. Čia dar yra neužkeltų vietų. Mačiau, žmonės iš mūsų eina į pliažą. Tai va. Čia viskas atrodo. Prašau. Man patinka. Kiti dėjuoja, čia atsiliepimai blogi. Man patinka. Nu ir va, ir atėjau. Nu va. Atėjom į miestelį po pietų pasivaikščiot, nes prie baseino perkaitom, ten neįmanoma būti nei vėjelio, nieko. Pasimaudėm, užvalgėm pietukų ir atvarėm į miestelį. Žiūrėsim čia, prie jūros nuvysim, pasivaikščiosim. Nu, vėjas yra, nu, ateina žiauriai, bet nors saulė tai va, o dangus, debes yra. Vėram žiūrėti. Tik saugusiam. Bet čia toksai gražus parkelis, žolynai, palmės, smėlis baltas. Šitie Maldyvai, nors nebuvau niekada. Mačiau paveikslus. Va, taip atrodo pliažas iš kitos pusės. Žmonės sėdi vandenyne ir deginasi. Tai vėjas tai yra, va ten toliau bangos matosi tokios. O čia kažkokia jachta atplaukė. Čia kaip ir klubas toliau, eisim pažiūrėsim, kas bus toliau. Nu, super. Kažkoks bokštas, gynybinis, kaip iš Ispanijos, pilna, torės. Suprantu, čia turys matosi. Čia jachtos. Čia matai, va, plukdo tenai pasiplaukyti. Va, atplaukė grupė žmonių, va, su to katamaranas ten tikriausiai.
Būtų parkas kažkoks elefantas. A, tiksliai, va ten. Viešbučiai, 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 viešbučiai. Einam į atvirą jūrą, vandenyną, vandenyną, jau bangos, vėjas. Pažiūrėsim, ką pamatysim. Čia už tvoros. Ten, ne, gal nebeinam ten, galim, einam iki kampo. Man kaip šniokščia vėjas, girdisi. Gaiva. Nu va, pasidarėm foto prie šito malūno. Ne prie šito malūno, bet toli nuo to malūno. Bet tipo norėjau pasakyti, kad va, čia Fuerteventūrai gilumoj salos labai daug. Va, šitų malūnų, o jie ką ten mala, tai aš nežinau, gal kaktusus, gal kažką, bet kiti pagriuvę, kiti gal veikiantis. Nu, tik tiek ten norėjau parodyti. Kažkas eina iš pliažo jau įdegę, raudonė. Kažkur muzika groja, jau prasideda vakarinės programos. Taip, čia viešbutis. Vienas, antras, kortai, nu, aišku, čia jūra, vandenynas tai yra, vėl ta jūra man. Per karštį žaidžia lauko tenisą. Jo, nebija, plius 30 gerai yra. Gal ir daugiau. Kažkas gali į mini golfą nueiti, va. Jo, aš tai net ne vazos nesu gyvenime rankai laikys. Gali užeiti, palaikysi golfo lazdą rankai. Nusisamdysiu tą mokytoją. Instruktorių, nu, išsilaikysiu teisės lys, tada golfą žaisti. Nu va, mūsų viešnagė Fuerteventūrai kaip ir baigėsi. Uždarom duris, sikvietėm taksą ir važiuojam į aerouostą. Apie pietus būsim Londone jau. Kuku. Tai va, kuku. Tu nori pasakyti kuku? Kuku, bye bye. Pirmin.